Marketingo laboratorija konsultuoja internetinio marketingo klausimais, teikia išorinio marketingo paslaugas, tai prasme, kad yra ištisinis kompleksinis įmonių marketingo strategijų priežiūra. Turime sekančią veiklą, tai yra partizaninis marketingas, tai yra pakankamai nauja veikla, kuri tik tai dabar prasideda. Ir ten yra, reiškia, partizaninių reklamos idėjų, strategijų, reiškia, rengimas. Tai va, tai yra tik tai pati pradžia. Truputėlį vėliau, reiškia, papasakosiu daugiau, iš ko tai susidaro, nes kalbant apie naujienlaišką marketingą, tai yra kažkuria prasme susiję. Trumpai dabar, reiškia, apie tai, kas bus pranešime, šiandien norėčiau paliesti 3 esminius dalykus. Pirmas iš jų, reiškia, yra tai, kad bus svarbiausias faktorius. Kalbant apie naujienlaišką marketingą, reiškia, reikalingos yra naujienlaiško duomenų bazės. Tai prasme, tų pačių jūsų vartotojų naujienlaiško adresai arba elektroninio pašto adresai, per kuriuos, reiškia, po to galime vykdyti tą patį naujienlaišką marketingą. Antras dalykas, kuris yra svarbus, kalbant apie naujienlaišką marketingą, tai yra segmentavimas. Segmentavimas tiek kalbant, reiškia, apie tikslinės auditorijas, tai prasme, kaip jūs pasiimat naujienlaišką elektroninio pašto adresą ir tiek kalbant apie patį naujienlaišką. Ir trečioje dalyje, reiškia, bus pats naujienlaiško marketingas, mes kalbėsim truputėlį plačiau apie pačias antraštes, apie naujienlaiško turinį, iš ko susidaro, reiškia, tas veiksmingas naujienlaiškis. Tai va, nuo pat pradžių, reiškia, ir prieš pradedant apie patį naujienlaiškį, norėčiau truputėlį papasakoti, reiškia, kodėl vis dėlto naujienlaiško marketingas. Įsivaizduokit, reiškia, kad turite savo tinklapį ir dabar vieno vartotojo savikaina, kad atvesti į to tinklapį, sakysim, yra 100 litų. Dalį pinigų išleido televizijai, dalį pinigų radijai, dalį pinigų tam pačiam laikraštį ir panašiai. Ir jūs turite, sakysim, 10 vartotojų, kurie apsilankė jūsų tinklapyje. Tai dabar, vakar beje, per login konferenciją kalbėjo Dainius Liulys, kuris yra Pigu.lt vadas. Ir jisai pasakė tokį dalyką, reiškia, 100 žmonių, kurie apsilanko Pigu.lt tinklapyje, tai iš to 100 tik tai vienas perka prekę. Tai dabar įsivaizduokim, kad mes turim 99 žmonės, kurie tiesiog apsilankė tinklapyje. Ir čia atsiranda, reiškia, tas dalykas, kad jūs galite, sakysim, per tą patį naujienlaiškį sugudyti vartotojai, reiškia, palikti savo elektroninio pašto adresą, su kuriuo jūs paskui vėliau galite dirbti ir iš to, reiškia, naujienlaiško adreso turėjimo galite paversti jūsų prekės arba paslaugos vartotojai. Tai, kaip ir minėjau, reiškia, tai yra pigumas, nes jeigu vieną kartą čia atėjo vartotojas ir, sakysim, neįsigijo tos prekės, tai po to galima, reiškia, jį paversti to pačiu pirkėjui, jūsų paslaugos arba prekės. Tai va, pirmas punktas, kaip ir minėjau, tai bus apie duomenų bazės formavimo principus. Dabar Lietuvoje yra pakankamai populiaru, reiškia, Lietuvos paštas parduoda, dar kitos agentūros, tai yra tiesiog parduodamas duomenų bazės. Tai yra Lietuvos įmonių ten elektroninio pašto adresai, nežinau, kainuoja 150 litų ir 20 000 ar kažkas tai panašaus. Gal yra salėje, kas naudojasi šitą paslaugą? Vienas. Buvo efektyvu? Buvo efektyvu. Čia kas yra įdomiausia, reiškia toks paradoksas. Kai kuriom paslaugom tai veikia, kai kuriom tai ne. Aš paskutinį mačiau, tai buvo įmonės, kuri teikia paskolas. Naujienlaiškis, jie nusipirko tiesiog duomenų bazės, aš buvau vienas iš tų, kurie gavo tą patį naujienlaiškį. Ir ten buvo ta labai konkreti paslauga, kad jeigu jūsų įmonėje dabar trūksta apyvartinių lėšų, reiškia, kreipkitės į mus ir panašiai. Ir aš turiu duomenų, kad šitas, reiškia, būtent dalykas suveikia. Bet tuo pačiu kalbėjau su tuo pačiu Dainium Liuliu, kuris, kaip ir minėjau, yra Pigu.lt direktorius ir jisai minėjo, kad jie padarė tą patį. Ir tai visiškai neatsipirko. Ta prasme, tas atsakančių ratas buvo pakankamai mažas ir efektyvumo iš to nebuvo. Tai jie dabar ten pakeitė truputėlį strategiją ir, reiškia, truputėlį kitais principais renka tas pačias naujienlaiško duomenų bazės. Vakaruose, ar tai būtų Jungtinė karalystė, ar tai būtų Amerika, yra pakankamai išvystytas tas dalykas. Ta prasme, yra tam tikri didmeniniai tiekėjai, kurie tiekia, reiškia, duomenų bazės. Tai yra tiesiog jų nuoma ir jie, reiškia, sako, kad jie turi patikrintas duomenų bazės. Ir pasirinkus, reiškia, savo tikslinę auditoriją, kam jūs norite pasiūsti savo naujienlaiškį, reiškia, jie jums išnuomoja savo duomenų bazės. Lietuvoje tokių rimtesnių dar nemačiau, bet teko girdėti iš vieno iš kito, reiškia, kurie užsiima tais dalykais, kad yra irgi tokia paslauga. Yra įmonės, kurios tai daro. Pasirinkau, reiškia, keletą pavyzdžių, įsivedžiau į tą patį Google, reiškia, naujienlaiškis ir tiesiog žiūrėjau, reiškia, kurie tinklapį išlys. Kas įdomiausia, kad pirmam puslapį, pirmam rezultatui yra šitas tinklapis. Dabar pabandykite atrasti, reiškia, kur čia yra naujienlaiškis. Aš nežinau, ar matosi, bet čia. Ir čia, reiškia, yra jų naujienlaiško strategija. Daugelis tinklapį Lietuvoje čia yra didžiausia problema, reiškia, turi patį faktą kaip po tokį naujienlaiškį, bet jis visiškai neveiksmingai išnaudojamas. Ir čia suprantu, kažkas tik tai pasidėjo paukščiuką, ta prasme, kad jie turi tą patį naujienlaišką blokelį. Tai dabar paspaudus ten, reiškia, viršui, mes gaunam tokį dalyką. Ir va čia žmogus turi, reiškia, registruotis naujienlaiškį. Nepavyko, reiškia, susisiekti su jais, aš parašiau jiems laišką, bet jie man neatsakė.
Bet nuoširdžiai tikiu, ta prasme, kad tai visiškai neveiksminga, nes mes atėję į tą patį, reiškia, titulinį puslapį, matom parduodamą paslaugą ir kažkur kamputėje, reiškia, būtent tas raginimas registruoti naujienlaiškį. Faktiškai nėra raginimas, yra pats faktas, ta prasme, kur mes galime rasti tą naujienlaiškį. Kitas blogas pavyzdys, kaip čia jį pavadinti, yra eko batų parduotuvė. Kas matot, kur yra naujienlaiškio blokelis? Nežiūrėkit ten pat. Jis truputėlį žemiau jau, mes matom dešiniam kampe, visiškai apačioj. Tai va, irgi tai yra faktas, reiškia, kad mes turim naujienlaiškio galimybę, bet visiškai neturim pačią naujienlaiškio raginimo ar paskatinimo ir taip toliau. Čia bus geras pavyzdys, kurį aš noriu parodyti, kurį aš rodo per visas savo prezentacijas, tai yra TopShop tinklalapis. Ir jų pliusas yra toks, kad jie čia turi prenumeruoti TopShop naujienlaiškį, gal nemokamą knygą, mini idėjos, gudrybių vadovas, kovoje prieš celiulitą. Gudrumas čia yra kame, visų pirma, čia prieš yra išnešta, reiškia, nauda vartotojai, ką jis iš to gauna. Nes jeigu, pavyzdžiui, grįšim į šitą vietą, esminis klausimas, kaip vartotojas, ta prasme, netgi jeigu man patinka ekobatai, kodėl aš turėčiau registruoti šitą, reiškia, tinklapį tam pačiam naujienlaiškį. Visiškai nėra komunikuojama ta pati nauda, kai žiūrint į šitą vartotojai, nes esminis dalykas yra koks, čia yra tokia vadinama dviguba komercija. Dviguba komercija tame, kad jeigu žinot, šitas tinklapis taip atrodo iš tikrųjų, tai ką daro tinklapis, tai yra komercija ir pati komercija yra pačiam priekį. Ir tik po to, jeigu vartotojai, sakysim, nesusigundė pačią komerciją, sakysim, tą 100 iš vieno, ir jis eina į tą vadinamą antrą žingsnį, antram žingsnį jis gauna pasiūlymą registruotis tam pačiam naujienlaiškį. Nes dar viena didžiulė bėda tų kitų tinklapių, kurie atseit teisingai turi naujienlaiškio blokelį, tituliniam puslapį. Nu, čia yra gyvas pavyzdys. Čia yra tokia klaida, kad čia naujienos, Lietuva 3 milijonai. Yra tokia vadinama tas usability testas. Vartotojas tik atėjo į tinklapį, jeigu jis nežino jūsų tinklapį, jūs dar jam nepardavėt idėjas, bet jūs iš karto sakot, registruokis dabar naujienlaiškį. Nelogiška. Jeigu grįžtam atgal, reiškia, tą antrąjį žingsnį, čia matos. Pirmam žingsnį yra tai, ką daro tinklapis, tai yra paslauga. Ir tik tai antram žingsnį, jeigu nepavyko, tai yra naujienlaiškis. Nes dabar įsivaizduokim, aš žmogui kažką tai pardavinėjau ir čia pas mane iškart naujienlaiškis truputėlį per anksti. Tai ta prasme, kaip patys įsivaizduoja, eidami per tinklapį, taip įsivaizduokite patį savo vartotoją. Nes grįžtant atgal, reiškia, tuos labai gražius tinklapis, bet kurie visiškai neveiksmingi. Vieta lyg tai logiška, nes tai yra kažkur tai apačioje, bet pats faktas ta prasme, kad kokią vertinę aš turėčiau. Jeigu man netgi patinka šitie batai, bet jeigu čia būtų kažkokia pridėtinė nauda tam pačiam vartotojui, kad gautų 30% arba išskirtinis kažkokias tai nuolaidas, tą patį daro ir Pigu.lt. Pigu.lt rekomenduoja, reiškia, registruotas naujienlaiškį ir siūlo iš karto išskirtinius, reiškia, nuolaidų kodus. Tai va čia yra, reiškia, ta pati nauda. Nes suvokiame esminį punktą, dabar vartotojui jūsų prekinis ženklas yra visiškai neįdomu. Jam reikia tik tai naudos, daugiau nieko. Ant to paremtas tas pats, reiškia, visas maksimos marketingas ir taip toliau ir taip toliau. Tai yra tik tai nauda. Tai TopShop tinklapis, reiškia, tą puikiausiai komunikuoja. Jie duoda vartotojui naudą. Mini idėjų gudrybių vadovas kovoje prieš celiulitą. Tai dabar atspėkit, kokios prekės bus reklamuojamos toje mini knygoje. Nes tą patį pardavinėja TopShopas. Ta prasme, pusė jų prekių yra susijusios su kova prieš celiulitą. Tai čia gaunasi dar kitas yra principas, kad bet koks vartotojas, dar kitaip pasižiūrėkime, reiškia, kai jūs einat į Google ir įvedat bet kokią raktažodį, pirmam puslapį garantuoja bus 3-5 pirmieji rezultatai kažkokie tai dienoraščiai. Kodėl? Pas Google paieškos jėgainė, reiškia, formulė yra padaryta taip, kad nekomerciniai rezultatai tai kelia labiau į priekį. Sakysim, turint tolygų tinklapį ir dienoraštį žymiai greičiau galima iškelti paieškos jėgainių, reiškia, akise į aukštesnės pozicijas. Bet tas pats yra jūsų vartotojui. Ar jūs norit pirkti batus, mes matėme, kad batus ar kažkokią aparatą prieš celiulitą ir panašiai, jums iš pradžių reikia informacijos, ką tai gali padaryti, ką tai gali duoti ir panašiai. Niekas neperka daiktą neperskaitęs instrukcijas. Tai čia šitoje vietoje, reiškia, tas nekomercinis elementas, būtent paaiškinimas vartotojui, ką jisai gali gauti, yra išneštas į priekį, reiškia, nėra jokio pasipriešinimo. Iš tikrųjų yra nauda vartotojui, bet, kaip ir minėjau, reiškia, antram žingsnį už kadro mes turim tai, kad tai yra reklamuoja būtent tie produktai, ką parduoda TopShop. Šitą aš jau minėjau. Čia, kaip ir minėjau, daugelio tinklapį yra problema, kad galbūt jie turi tituliniam puslapį, bet tai yra truputėlį per anksti. Žiūrint iš usability pusės, nes sako, vartotojai dar neparduotų jūsų paslaugą, jūsų prekių, iškart yra raginimas, reiškia, registruotis tam pačiam naujienlaiškiui. Čia yra kitas irgi toks galbūt geras pavyzdys, truputėlį trūksta jame komunikacijos. Gerumas jo to, kad matom tą patį standartinį blokelį, kuris tiesiog sako naujienlaiškis, įveskit savo elektroninio pašto adresą ir, sakysim, paprastai vartotojas nesiregistruotų. Bet gudrumas čia yra tame, kad jie pateikia šitą bloką ir šitas blokas tai yra praeito mėnesio ar praeitos savaitės naujienlaiškis.